Tai sveiki, dar kartą su kuo nesimatėm, su kai kuriais gal jūsų jau ir matėmės diskusijoje prieš tai buvusioje. Man taip, aš vis galvoju, antra mano diskusija šiandieną ir antra apie konfliktus. Sakai, jeigu būtų kas nors trečias paskambinęs paprašęs moderuoti apie konfliktus, jau būčiau sakius, nevažiuosiu. Turbūt, bet matyti yra apie ką kalbėti. Tai iš tiesų apie tai, kaip mes mokame kalbėti arba kaip mes mokame diskutuoti visur ir tame tarpe viešoje erdvėje, apie ką mes šiandien ir kalbėsim. Manau, kad dar labai daug turim kalbėti ir išsigryninti tas visas problemas ir mūsų tos skaudančius visus taškus ir bandyti ieškoti sprendimo būdų maksimaliai, kiek tai įmanoma daryti. Tai šiandienos diskusija, kurią organizuoja Visuomenės informavimo etikos asociacija, vadinasi taip: vieša kritika ir viešos kovos dėl idėjų. Kur padarumo ribos? Aš tai gal išbraukčiau žodį padarumo ir rašyčiau, kur ribos. Apskritai, jau ne tik kad padarumo. Tai štai, tai tas tokias įvairias apsižodžiavimus, netgi žeminimus ir visokius kitokius tokius nelabai gražius dalykus mes turbūt matom kiekvieną dieną. Ir tarp atskirų individų, ir tarp organizacijų, ir tarp politikų. Tai šiandieną bandysime pasiaiškinti, kokioje situacijoje mes esame ir kągi daryti. Gal kažkokias išvadas pasidarysim, nuo kurių atsispyrus būtų verta galvoti apie konkrečius sprendimus. Taigi, diskusijoje šiandieną dalyvauja Vilija Butkuvienė, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščio asociacijos valdybos pirmininko pavaduotoja, Klaipėdos rajono laikraščio Banga vyriausioji redaktorė. Sveiki. Žurnalistė Jurgita Lieponė. Labą dieną, Jurgita, taip. Televizijos žurnalistas, laidų vedėjas Egidijus Knispelis. Sveiki. Vaizdo turinio kūrėjas Skirmantas Malinauskas. Taip. Ir turime 3 diskusijos ekspertus, kurie savo ekspertinės įžvalgas diskusijos eigoje išsakys. Tai yra daktarė Auksė Balčytienė, Vytauto Didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė, politikos apžvalgininkas TV3 televizijos žurnalistas Vladimiras Laučius, sveiki, ir žurnalistė, politikė, Seimo kultūros komiteto narė Liudvika Pociūnienė. Liudvikos nematau, ar ne? Nėra? Ateis. Taip. Tai štai, labai raginu visus dalyvauti šioje diskusijoje, tai tiesiog jau dabar pradėkite galvoti savo klausimus ar komentarus ar įžvalgas, ką jūs norėsit pasakyti. Bus laikas, kai aš tiesiog pranešiu, kad štai dabar jau jūsų laikas pasisakymams arba klausimams ir labai raginu, pakeliam rankas paprasčiausiu būdu ir aš paduodu jums mikrofoną. Tai pradžioje tiesiog įsivertinkim tą situaciją, kurioje esame ir man tai netgi norėtųsi pradėti ne nuo čia esančių diskusijos dalyvių, o nuo vieno žmogaus, apie kurį labai daug pastarosiomis dienomis šnekama, tiksliau šnekama ne tai, kad apie jį, bet apie tai, kas su juo įvyko. Mes čia turim žurnalistą Vidą Mačiulį ir aš labai norėčiau, kad Vidas pasidalintų šiek tiek savo tą, kaip čia pasakyti, patirtimi, taip gal čia tinkamas žodis, patirtimi po to, kai sulaukė įvairiausių viešų užgauliojimų iš apžvalgininko Andriaus Užkalnio ir kas ten toliau įvyko. Tai Vidai, kalbant apie jūsų tą istoriją. Matot, net saulė nusileido, kai pamatė mane, kad jis būtent dalyvauja ir būtent pasakys. Aš pusę valandos visada laida, pusę valandos tęsiasi, tai taip, kad kantrybės. Ne. Kai pakvietė mane pirmą kartą, atsiprašė Vaiva, kuri čia ir organizuoja, atvyk čia, sakau, dar to betrūko. Ta pačia turbūt diena, kaip aš buvau išaukštintas, nebe pirmą kartą. Žinot, kai padarai nuodėmę, tai turbūt nesunku eiti ir į bažnyčią, atlikti išpažintį. Ir kai tave pasigauna tokie piliečiai, nežinia dėl ko, nežinia už ką, ir padaro sovietinę daržovę, galvoju, užlipsiu aukščiau, pažiūrėkite. Dar manęs nereikia nei už parankių vest, dar turiu atminti
viską turiu, dėl to ir nusprendžiau, nors buvau pagalvojęs, taip pasakęs, kad daugiau krepšinių pasaulyje nebus. O kodėl su manim taip, aš nežinau, gal tokia karma, kad aš kovočiau, nes esu ožiaragis. Ir dabartinė bus tai 7-oji byla. Gaila, kad ne baudžiamoji, o civilinė. Mes patys žurnalistai sugalvojom, kad reikia supaprastinti, reikia, kad nepultų valdžia mūsų, padaryti taip. Už nuomonę tik tai civilinė byla. Man ir dabar aišku, kad pripažins, kad jisai yra pažeidęs etiką, kad jis yra nedoras, tuo viskas ir baigsis. Praeis kelios dienos, visi pamirštai. Ir dar man įdomiausia, Egidijau, paimk tu ir surask TV diena puslapį. 52, tarp kitko, puslapių yra Kauno diena, kuri rašo apie viską. Tai tu, ar tu nemoki, ar tu nematai? Jaunimas laiko. Oi, Dieve. Palaikyk mikrofoną ir aš surasiu ir aš Žinai, Visi jau pamiršo, kaip laikraščius reikia vartyti, man atrodo, čia apie tai. 52 puslapių surasiu. Aš jau norėjau į apačią nuvažiuoti. Ta viena svarbiausia, nu tai žinot. Tai čia Ką jūs čia norit nuo parodyt? pradžių reikia versti, nuo pradžių. Skelbimų skilti, kas čia ieškom? O čia vidai, kur parduodu puslapis. Va. Nežinau, ką šit nuotrauka reiškia, ar jisai užgrotų, bet neužgrotų. Ir tai viską paaiškina kiti 2 puslapiai. 8 nuotraukos ir didžiulis interviu. Užkalnis. Televizija visada yra truputėlį teatras, kaip ir gyvenimas. Taigi tokie žmonės ne tik tai gali šmeižti kitus, bet ir tokie žmonės auklis jaunąją kartą. Tame pačiame laikraštyje šiandieną žurnalistė Dalia Juškienė žvilgsnėje rašo: ir Seimas kovoja, ir pedagogai, kad mokyklose nebūtų pašaipų, nebūtų įžeidinėjimų. Kur jų nebus, kaip tie vaikai nedarys, ką tėveliai daro. Seimūnai vienas kitą baisiausiais žodžiais, žurnalistai vienas kitą dar baisesniais ir visi esame laimingi. Paskutinis mano sakinys, aš galiu daug kalbėti, niekam čia neįdomu, kol nepaliečia asmeniškai. Tai bus 7-oji byla. 1-oji buvo baudžiamoji, kai Europos laikraščio redaktorius ir pavaduotojas padarė mane ir KGB agentų, ir žydrų, ir kuprotų, ir visokių. Tai buvo 1-oji, 98 metai baudžiamoji byla Lietuvoje, kai žurnalistas iškėlė ir žurnalistus vieną nuteisė 1 metų laisvės atėmimo, kitą pusės metų. Tai ne viskas, paskui teko net bylinėtis, bet draugiškai išsiskyrėme ir su Ringaudu Jaunavičium. Panašiais žodžiais, gal kultūringiau. Po to turbūt visi žinot Simoną Zagurską Kroidoną, lietuvį išvėkšnus gyvenantį Londone. Visiems buvo gerai. Ir viena garsi žinoma žurnalistė, kaip mane jau irgi palėtė jisai, skambino, sakau, Rita, man lengviau, bus geriau. Ne, tai nereikia, kam tu reikia. Baisiausiais žodžiais. Nutilo, nuleido galvą. Aš nenuleidau ir buvo baudžiamoji byla, jisai buvo nuteistas, taip toliau, galvojat, tuo pasibaigė. Praėjo pusmetis, jis vėl pradėjo. 2-oji baudžiamoji byla taip pat. Net katalikiškas laikraštis 21 amžius, vyriausias redaktorius, ačiū Dainiui Radzevičiui, matė, kokie vadovai, kokie žodžiai, 10 puslapių, ką jisai skaitė teisme, paskui viską vėl spausdino. Viskas gerai. Kodėl aš apie tai pasakoju?
Apie Europą buvo per panoramą bėgantį eilutį, kadangi išmesti žurnalistų sąjungos jie ir paskui pradėjo šitą prieš mane vajo nuteisti. Visus kitus bylus niekam neįdomu. Gal ir gerai, kad negarsinu mano, ką apie mane rašė, bet kaip tai gali būti? Žurnalistą užpuola, žurnalistą kaip liūtai nori suėst, visiems viskas gerai. Tai aš vieną sakau, būtent šiandieną atvažiavau, tegul būna šitą niekšybį, nes tikrai tik tai niekšas gali padaryti nežinia už ką, būna paskutinis taškas. Ir būtent šiandien priimkim tokį griežtą kolegų žurnalistą. Aš nesikreipsiu nei etikos komisiją, nei žurnalistų sąjungą, betgi mes turim galų galę suprast, kad turime ginti vienas kitą ir įrodyti. Dabar taip, tegul, žinot, vaikam mums sakydavo tokį anekdotą mokyklui. Žaibas trenkė į kaimynų namą, jisai dega ir kitas kaimynas žiūri pro langą, sako, žiūrėk, jis man nei draugas, nei priešas, bet kaip gražiai dega tas namas. Tai ir čia, galvojat, aš turiu ne tik tai daugybę mane mylinčių, gerbiančių televizijos žiūrovų, bet yra tų, kurie džiaugiasi tuo. Na ir gerai jam taip. Tačiau įsivaizdina, kad 58 metai žurnalistų dirba, kad 55 metai šiemet televizijų sukako, 32 metai krepšinių pasaulyje. Lyg aš siekčiau tų rekordų, lyg aš norėčiau, kad mane kviestų. Tikrai per metus visus televizijos pakviečia. Apie viską pasakoju. Niekas nepaklausė niekada apie štai tos teismus, apie tai, kaip tas, vargšelis ar durnelis, debilas anot šitų autoriaus ir beždžionė, pasirodo iš tikrųjų tokia liga yra. Tai aš pagalvojau, pirmą kartą gyvenime išgirdau, paskaičiau kokią tai ligą. Ir viskas gerai. Ir aš tik tai civilinį ieškinį galiu pateikti, kadangi jis nuomonę pareiškė. Ir ačiū Seimui, kad jisai panaikino baudžiamąją atsakomybę štai už tokius dalykus. Ačiū, atleiskit. Ačiū, Vidai. Daugiau nekalbėsiu niekur, niekada. Ačiū Jums, kad Jūs atvykot ir ačiū, kad pasidalinot nuoširdžiai, man atrodo, tikrai labai nuoširdžiai tą savo patirtimį. Ir Vido Mačiulio situacija iš tikrųjų yra tas šviežiausias atvejis, nuo kurio galima atsispirti šioje diskusijoje, kalbant apie bendrą situaciją, kurioje mes esam. Skirmantai, Jūs kreipiuosi pirmiausia. Tai kiek blogai yra? Nežinau, ar galim tokį klausimą užduoti. Aš nemanau, kad yra labai blogai. Aš tik tai vieną dalyką labai noriu pasakyti. Čia ilga tokia irgi buvo kalba, aš tik tai minutę, nes tikrai užmiršiu po to. Tai supratau du dalykus čia atėjęs. Vienas dalykas, jeigu einat kada nors į diskusiją, kur yra karšta, nesidėkit mėlynų marškinių, nes labai prakaitas matysis, bet apie svarbesnius marškinėlius. Čia yra žmonės su žaliais marškinėliais. Mano labai geri draugai, jeigu kas nors neturi donoro kortelės, visai kita tema, kreipkitės juos, išgelbėsit gyvybę ir patys nieko realiai tam nepaukosit. Transplantacijos biuras, taip? Transplantacijos biuras, tai tiesiog pasakau, nes matau juos ir labai džiaugiuosi. O dėl situacijos aš pasakysiu taip. Mes turime diskusiją, reiškia, kur yra diskusijos ribos. Tai čia du klausimus matau. Žymiai svarbesnis klausimas yra klausimų, dėl kurių mes apskritai nediskutuojam arba diskusija pasirodo negalima ir tų klausimų yra labai daug, net tų temų įvardinimas tave priskiria kažkam. Pavyzdžiui, kiek Lietuvoje yra diskusijos objektyvios apie karą Ukrainoje, bet ne tik toj pusėje, kad viską ukrainiečiai daro teisingai. Tikrai palaikom 100%, bet tos nuomonės kitos praktiškai nėra ir jeigu ta nuomonė kita ateina, tu esi kremlinis ir panašiai. Kiek diskusijų yra, aš nežinau, pavyzdžiui, toj pačioj politikoje, nežinau, ten koks nors Vėgėlė, kurio aš niekaip nepalaikau ir man atrodo, kad jis būtų labai prastas prezidentas, bet kiek girdimi jo šalininkai, ar ne? Ir vėl, jeigu tu išeini ir sakyt, kad Vėgėlė būtų geras prezidentas, tu esi kažkoks marginalas. Tai ir milijonas tokių klausimų yra. Mes su Daiva galim labai ilgai diskutuoti, pavyzdžiui, apie pabėgėlių klausimą, mūsų radikaliai skirtingos pozicijos. Ir daug tokių dalykų. Tai man atrodo, čia yra svarbesnis dalykas, apie ką kalbėjo Vidas Mačiulis, čia nėra diskusija. Aš bet kurį iš jūsų, jeigu dabar pavadinčiau beždžionę, tai kokia čia diskusija? Tu ją pralaimėjai net nepradėjęs, ar ne? Ne, čia yra kultūra, apie kurią mes kalbame. Čia yra įžeidimai. Taip, kaip mes elgiamės toje viešoje erdvėje, kas liečia ir tas diskusijas, apie kurias tu kalbėjai. Ir baigiant, antras klausimas, kuris yra mažiau svarbus, yra ribos.
Tai jeigu mes pradėjom diskutuoti, tada kur yra ribos, už kurių mes, čia kaip žinot, tu gali pradėti diskutuoti, bet jau tada, kai tu kažkam trenkėjai kumščiu į veidą, tai ta diskusija turbūt peraugo į kitą dalyką. Tai čia su žodžiais lygiai tas pats. Ir aš pats esu lygiai toj pačioje situacijoje, kai turėjau ne vieną ir iš Uspaskicho ieškinį laimėjau, ten ta Šviniaus visa istorija ir kitų žmonės ginam, kai jie ateina ir sako, Skirmantas Malinauskas mus įžeidė. Arba aš sakau, na, atsisėskim ramiai, teisme susidėliokim argumentus, ar ne, ateina pavyzdys ir pabaigiu, kad ten Pukelis sako, jis kalba apie mano, neva tai aš nužudžiau žmogų, aš sakau, jūs kaltinamas buvo teisme, jūsų nukentėję asmenys pakeitė parodymus, štai visa istorija ir jūs stebėtės. Tai nepasislėpkim už to, kad jeigu mus kažkas pakritikavo arba pasakė mums kažkokį nepatinkantį žodį, ypač jeigu tu esi viešas asmuo, kad tu iškart sakai, tai yra patyčios įžeidimas ir aš einu į teismą. Bet be jokios abejonės ribos turi egzistuoti ir tuos klausimus tikrai verta nagrinėti. Tai gerai, Skirmantai, pats pradėjai, tai dabar ir pats pasakyk, tai kur tos ribos? Mano akimis yra labai aiški riba tarp įžeidimo ir tarp argumento. Mano akimis įžeidimas yra visiems labai patogus, nes mes pripratę prie turgaus lygio diskusijos ir jeigu mes pradedam vienas kitą įžeidinėti, tai tik tai labai žemo intelekto žmonėm tai atrodo, tai daro įspūdį. Bet iš tikrųjų, na, pereitant emocijų, politikam yra labai naudinga ir panašiai. Mano riba asmeniškai yra, kiek stiprus ir gilus yra tavo argumentai. Jeigu tu gali net ir labai nemalonius dalykus, pavyzdžiui, sakyti, jūs esate vagis, sako, aš už vagystę nesu nuteistas, susėskim ir pasikalbėkim, štai, jūs esate politikas, jūs dalyvaujate korupcinėje schemoje, jūs gaunate iš to naudą, jūs ir taip toliau. Aš manau, kad jūs esate vagis. Tai yra plona riba, bet aš manau, kad apie tokius dalykus kalbėti galima, mes galim pažiūrėti į vakarus, mes galim pažiūrėti, pavyzdžiui, kaip vyksta diskusijos tose pačiose Junktinėse Amerikos valstijose ir mano galva viską sušvelninti iki drungno vandens tikrai neverta, bet kai tu pradedi, pavyzdžiui, sakyti, jūs esate vagis, nes jūs man nepatinkate, o jokių argumentų aš neturiu, tu teisme pralaimėsi. Tai dabar jau ir visų kitų to paties noriu klausti. Lilija, gal jūsų pradėkim nuo šitos pusės? Vilija, atsiprašau, ir tada Jurgita ir Egidijus, taip. Dar norėčiau grįžti ir prie mūsų temos – vieša kritika ir kovos dėl idėjos, kur padarumo ribos. Man atrodo, vieša kritika yra, bet kovų dėl idėjų pas mus stinga viešoje erdvėje. O viešos kritikos dažniausiai yra dviejų stovyklų. Vieni partiniai prieš kitus, kiti vėlgi prieš anuos. Bet iš tikrųjų visuomenės diskusijos, diskusijų dėl idėjų, aš tai, man atrodo, labai pasigendu. Tai yra labai svarbu. Ir todėl tos mūsų padarumo ribos, man atrodo, kad mes dar nesame išsigryninę, kas iš tikrųjų yra ta kova dėl idėjų, tai ir padarumo ribos yra nebeapčiuopiamos. Jau šiandien buvo pasakyta, ta turgaus manija tokia, kai ypač socialiniuose tinkluose, kai kiekvienas kuo riebiau pasakys apie kitą žmogų, svarbiausia apie žmogų, mes jau ne dėl idėjų, mes nebeskiriam, kur yra idėjos, kur yra kritika, kur yra žmogaus orumas. Dar norėčiau pridėti, visgi sugrįžti prie Vido ir norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų yra labai svarbi mintis jo pasakyta, kuri galbūt čia taip ryškiai nenuskambėjo, tai sugrįžkim prie žurnalistų solidarumo. Prieš keliarius metus mes Vakarų Lietuvos leidėjai buvome Norvegijoje ir lankėmės Norvegijos žurnalistų institute. Institutas dirba visus metus ir tame institute veikiančios redakcijos nuolat tobulinasi. 2-3 savaitės tie kursai yra labai brangus. Ir žinote, didžiosios redakcijos sumoka dalį įnašo už mažesnės redakcijas, kad taip pat mažesnės redakcijos žurnalistai taip pat tobulėtų. Tai yra labai svarbu. Tai yra solidarumas. Vadinasi, jausti vienas kito petį mes galime tada jau įsibuoti ir tas idėjas, dėl kurių mes kovotume. Gerai, ačiū Vilija. Taip, Jurgita, jūsų koks pamastymas ir matymas? Aš kažkaip irgi noriu prie Vido grįžti, beklausydama ir kažkaip pabandau pamodeliuoti situaciją. Tarkim, man nepatinka kažkoks žmogus, nežinau, Dainius, Daiva. Ar aš atsistojus prieš jūs galėčiau jums pasakyti tuos žodžius, kokie buvo viešoje erdvėje? Turbūt ne. Tai čia gal ta vieša... Jūs turbūt galėtumėt pasakyti, tik neaišku, kokia reakcija būtų po to. Greičiausiai, kad būtų. Aš galvoju, kad vis tik vieša erdvė kažkaip įkvėpia daugiau drąsos. Ir kodėl taip yra, čia galbūt reiktų net ir psichologų klausti.
Ir platesnė diskusija. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, ką aš galvoju, kad mes vis tik mokam kalbėtis, bet mes mokam kalbėtis gyvai. Ir man labai gražus pavyzdys yra prieš porą metų Kauno dramos teatras kūrė spektaklį Kauno asamblėje ir jo pagrindu tapo žmonių vakarienė. Tie žmonės buvo tiesiog surinkti kauniečiai, kurie turi visiškai priešingas nuomonės tokiom aštriom visuomenės temam. Tai homoseksualumas, tai yra politika. Ir jie sėdėjo ir jie kalbėjosi. Ten buvo berods 2 valandų vakarienė ir po to iš tikrųjų gimė labai gražus spektaklis. Tai mes galbūt nemokam kalbėtis viešoje erdvėje, tose socialiniuose tinkluose, o gyvai aš visi galvočiau, kad mes mokam kalbėtis. Ir dar man rodos, kad tą mūsų nesusikalbėjimą ir tą priešpriešą labai vis tik lemia viešoje erdvėje skleidžiami melai, ne nuomonė, bet melai, dezinformacija. Ir tai tiesiog iššaukia agresiją, tai iššaukia pyktį, tai iššaukia diskusiją be diskusijos. Tikėtina, žinot, kai sako tie klaviatūros riteriai, čia labai geras tas pavadinimas, tai kaip jūs sakote, ar atsistoja žmogus priešais kitą žmogų tai pasakytų, tai jeigu pasakytų, tai matyt, kad susilauktų kokio nors atoveiksmio greituoju būdu, tai vien tai gali užkirsti kelią pasakymui, o kada sėdytų kitoje ekrano pusėje, tai viskas yra kur kas kitaip. Ir man atrodo, kad čia gal mes dar nemokame iš tikrųjų prisitaikyti ir prie tų socialinių tinklų amžiaus, Egidijau. Vienas sakė, man atrodo, mes turėjom tokią erą, kada buvo labai populiarus, jeigu prisimenu, anoniminiai komentarai. Kokie žmonės buvo drąsūs, ar ne? Ir paskui aš kažkaip galvoju, ta lyg tai banga nuėjo, bet dabar mes iš tiesų labai esam drąsūs, be abejo, ne visi socialiniuose tinkluose. Taip. Ir netgi jau su visų savo atvaizdu ir vardais ir pavardėjom. Prašau. Mes tikrai nemokam ginčytis, diskutuoti ir keistis nuomonę. Mes mokam pristatyti savo nuomonę. Ir yra pirmas iššūkis išgirdus patį pirmą klausimą, jeigu jis yra tau nepalankus. Ir spręsti apie... Tikrai ribos priklauso nuo tavo kultūros, nuo tavo asmeninės kultūros ir nuo tavo prodiuserio, jeigu tu dirbi televizijoje ir jeigu tu rengi kokią nors diskusijų laidą. Aš prisimenu, papildysiu Vidą, 92 metai buvo pirmieji rinkimai į Seimą. Po aukščiausiosios tarybos buvo neeiliniai Seimo rinkimai, jeigu prisimenat, ir aš tada dirbau LRT televizijoje, to nereikia prisiminti, bet aš buvau toj grupiai, kurie rengėm diskusijų laidas pirmą kartą Lietuvoje po 90-ųjų metų, kur reikėjo pristatyti kandidatus į Seimą, kandidatų į vieną vietą, kaip ir visada. Tada gal netgi dar daugiau būdavo, prisimenu, vieną kartą netgi 16, gal netgi 20 vieta Seimo mandatas vienas, bet netgi gal 24 kandidatai buvo. Aišku, 23 turėjo nepraeiti antrojo rinkimo turų jau, bet tai buvo tragedija. Kiekvienam reikėjo duoti kažkiek laiko pasisakyti. Ir iš pradžių bandėm įrašyti įrašą, padaryti diskusijų laidą. Kandidatai diskutuoja tarpusavį, jie atsakinėja į vedėjo klausimus. Aš tada buvau visiškai žalias po universiteto ir buvau tikrai labai etiškas, mandagus ir mano klausimai visi buvo labai mandagus. Ten gal su 5 klausimais nuėjau, nors ten 3 užteko. Ir prisimenu, gal po valandos ir režisierius Anupras Lauciūnas, Vidas tą tikrai turi prisiminti, beje, Anupras dar gyvas, 97 metų amžiaus, pirmasis režisierius Lietuvos istorijoje. Aš turėjau garbės, mano pirmasis mokytojas televizijos, turėjau garbės 7 metus dirbti su juo. Jis išleidęs, jis buvo režisieriaus asistentas, kai pirmoji laida išėjo į eterį Lietuvos televizijos. Jis tada buvo jaunas dramos teatro aktorius ir po to tapo vyriausiu režisierium. Ir tai 92 metais po valandinio to įrašo jis sustabdė įrašą, jau aš galvoju, čia viskas baigėsi. Jis priėjo pasakė, cituoju, šūts nėra laidos. Kaip tai Vyga Grigonis, vyriausias operatorius, taigi čia jokių pauzių nebuvo, valandą visi šnekėjo, viską mandagiai, čia viską išpasakojo. Jis sako, va būtent, per daug mandagiai, neįdomu. Sako, jeigu aš būčiau namuose prie televizoriaus, aš jau po 2 minučių būčiau jau ir arbatą išsiviręs, ir užmigęs, ir išjungęs tą televizorių. Neįdomu, nėra dramos, nėra ginčo, nėra konflikto. Va čia yra tie dalykai, į kuriuos kreipia dėmesį visi prodiuseriai. Ir jeigu jūs apie diskusijų kultūrą sprendžiate iš televizijos laidų, tai tikrai neatspindi realybės. Mes nesam Britai, neturim jokio Hyde Parko, kur aš
prisimenu, kiek yra tekęs su žmonėm, su tikrais anglais, kurie užauga Londone kalbėti, kad nuo vaikystės mane senelė jau vesdavosi į Hyde Parką, ten kažkokio tai skandalistų oratorių klausytis, bet jie visi oratoriai būdavo sutaršomi po to publikos minios ir jie turėdavo atlaikyti tos iššūkius, atsakyti į klausimus ir pastovėti už save. Mes neturim tokių tradicijų, o viskas priklauso nuo tavo vidinės kultūros ir nuo prodiuserio, jeigu tu esi parodomas per televiziją. Esi namuose žiūrovas, tu iš tikrųjų net gali daryti jokių didelių išvadų. Mes tikrai nemokam diskutuoti, mes komentuoti nemokam. Aš nebeskaitau komentarų ne tik kur ne apie mane, nesvarbu apie ką rašau, nes komentarus komentuoti portaluose gali tik psichoterapeutai. Tai yra psichologinės iškrovos nišos, kur informacija yra tik tai tave gydančiam psichiatrui, o ne tave kam nors skaitančiam. Tikrai neskaitykit komentarų. Tai yra, nebent jūsų gydytojas jums patarė tą daryti. Egidijau, gaila, kad jūsų laidos nebėra, tai jūs daug klientų turėtumėte. Apie kurią kalbą? Šiais laikais atleisk apie šitą. Aš suprantu, mane dėl to čia ir pakvietė. Taip, čia gal naujam sezonui pagalvokit kažką. Bet gerai, juokas juokais, bet ne juokai. Aš noriu paklausti dabar daktarės Auksės Balčytienės, dar kalbant šiek tiek apie tą komunikaciją viešoje erdvėje. Tai visgi iš tos mokslinės pusės žvelgiant, koks būtų tas matymas ir gal čia galime, nežinau, kažkokias paralelės su praeitimi daryti arba, tarkim, su kitomis šalimis lygintis, kaip tai mes atrodom. Taip. Sudėtingas, sunkus klausimas, aišku, viešoje erdvė, kaip teorinis konstruktas, jisai yra ganėtinai sudėtingas ir šiame laike mes galime sakyti, kad pati viešoje erdvė kaip konceptas, kuris 20 amžiaus viduryje idealistiškai buvo apie jį įsivaizduojama, kad tai yra terpė, kurioje susitinka skirtingos idėjos, adekvačiai išsakomi argumentai, yra siekiama konsensuso arba bent jau mezgasi dialogas. Tai toli gražu, šių pavyzdžių mes nebematome ir jūs pati, Daiva, užsiminėte apie skaitmeninės transformacijas, apie globalių platformų įtaką, apie socialinių tinklų, algoritmų, kurie yra paslėpti, nežinomi, bet ilgesnį laiką dirbantis šitose terpėse žmonės gali nujausti, kas yra iškeliama, kas yra slopinama ir be jokios abejonės socialiniuose tinkluose karaliauja emocija, kurią iššaukti visiems yra tikrai, visi mes į tai reaguojame ir kaip galiausiai pakylame iki žodinės išraiškos ir kaip mes sureaguojame į tą savo, sakysime, pyktį, nusivylimą, pasibjaurėjimą. Tai yra natūralios emocijos, kurias net paties aukščiausio intelekto žmogus patiria. Bet kaip galiausiai ateinama per tas keletą sekundžių ir žodinė išraiška, kokia pasiekia, čia ir įvyksta didžioji mokymosi transformacija. Tai ar mes mokomės suprasti geriau save kaip vartotojus, aš kelčiau čia šį klausimą ir čia yra terpė erdvė mokslininkams ir socialinių mokslų tyrėjai, komunikacijos, psichologijos, jau buvo čia paminėti antropologai, istorikai, visi tą tyrinėja. Žodžiu, kokia yra tradicija, kas mes esame kaip viešosios erdvės dalyviai. Ir universitete, žinoma, svarbu paminėti, kad mes ieškome išeičių. Ir tų išeičių ieškome ne tik Lietuvoje, ne tik tai Vytauto didžiojo universitete, bet telkiame jėgas su kolegomis čia Lietuvoje, su partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat plačiau pakalbėsime ir apie žiniasklaidos vaidmenį, bet taip pat ir su tarptautinėmis šalimis ir tarptautiniais partneriais. Tokioje Suomijoje, kurie atrodo yra išties, gerovės valstybės siekinys mums ir visoms, ir ne vienai kitai, net ir vakarų Europos valstybei. Irgi pastebima, kad tos pačios dialoginės kultūros stinga. Ir čia yra didžioji, didysis veiksnys, kuris ateina iš tų pačių globalių platformų, kuomet labai greitai akceleruojama žinia ir yra paleidžiama ir nesiekiant surasti galutinės išvados ir vėliau apie ją kalbėti, kai čia buvo paminėta ir žurnalistiniai tyrimai ir tokie rezonansinės bylos, kurių išvadų ir rezultatų mes jau nebegirdėjom. Tai vėlgi labai svarbu ieškoti išeičių, mokytis,
reikia atsigręžti į tą pačią žiniasklaidą, žurnalistams solidarizuotis ir tokius rezonansinius atvejus išnaudoti gerais pavyzdžiais. Sakyčiau, mokyklose reikėtų apie tai kalbėti su vaikais ir daugiau skirti laiko refleksijai, o ne vien tik tai medijų raštingumo mokymuisi, tarkim, kažkokių tai kitokių įgūdžių lavinimui, sakyčiau, refleksijai, geriau suprasti, kas mes esame, kaip mes reaguojame. Ir čia, atsižvelgiame ir į tradiciją. Vieną tyrimo rezultatą paminėčiau, nes jis yra ganėtinai įdomus. Europos socialinis tyrimas, kuris atliko apklausas visoje Europoje, skirtingose valstybėse po pandeminiu metu 2021 metais ir buvo matuojamos vertybės. Žmonių klausiama, kiek jums svarbu suprasti kitą. Lietuvoje šita vertybė su nieko nekoreliuoja. Reiškia, mes nežinome, mes elgiamės tuo met, kaip mums patogiau. Bet šiaip, vėlgi pavyzdį paminėsiu Suomiją, suprasti kitą yra labai svarbu. Būti kukliu yra labai svarbu. Padėti kitam yra be galo svarbu. Lietuvoje kokios vertybės pasirodė įdomios. Būti kūrybingu, saviraišką išreikšti labai svarbu. Dar labai svarbi savybė - rūpintis aplinką ir aplinkosaugą. Puiku, žavinga, tai yra kažkaip, sakykime, naujo amžiaus vertybės. Tai aš sakyčiau, mokslininkai gali pasiūlyti tokių tyrimų analizių, kurias mes galėtume bandyti, teikti rekomendacijas įvairioms suinteresuotosioms grupėms - žiniasklaidai, mokykloms, bibliotekoms. Žmonės bibliotekomis pasitikė. Tai yra terpė, tai yra erdvė, kurioje galima diskutuoti dar giliau ir toliau ir mokytis suprasti pirmiausia save, kaip aš reaguoju į tą komunikacinę aplinką ir, pavyzdžiui, kokį nors piktą argumentą, ar aš tą žmogų kaltinu, ar aš kalbu savo kalba, kaip aš jaučiuosi ir kokie argumentai yra mano rankose, o ne kaltinu kitą, kad tu klysti. Tai sustoju. Ačiū, gerai, ačiū Auksė. Dar, jeigu liks laiko, būtinai dar vėliau pasikalbėsim. Aš labai noriu pakalbinti žmogų, kurį matau čia ir kuris yra tas socialinių tinklų, nežinau, galim sakyti, kartos atstovas, Paulius Mykolaitis. Matau, sėdi, Pauliau, jeigu galit prieiti. Trumpai, man tiesiog įdomu pasidarė, kaip žmogus, kuris tikrai turi tą didelį ratą sekėjų ir visą kitą, mato šitą problemą iš savo pusės. Kurią konkrečiai? Ta diskusijų kultūra, ar mes mokam kalbėtis, kaip ta visa vieša erdvė atrodo. Žinot, kai kas sako, čia gal kaip nors, nežinau, kokie nors kartų klausimai yra, ar dar kažkas, ar yra kažkas panašaus, apie ką aš čia kalbu? Tai veiksnių turbūt ten yra labai daug, tie po tos pačios ir kartos, tos pačios ir pažiūros, nežinau, politiniai kažkokie įsitikinimai ir vėl pažiūros. Šiuo metu aš iš tikrųjų labai esu giliai paniręs į tokią vieną, atradau, naują turinio šaką internete, anglų kalba, tai vyksta tiesiog politiniai debatai. Realiai, politiniai tiesiog debatai. Ir esmė yra, kad ten yra įvairūs, aišku, tai yra jauni žmonės, tai yra dažniausiai kokie nors gyvų vaizdo transliacijų, tie vadinamieji streameriai, ir jie diskutuoja įvairiom, jie yra tie vadinamieji politiniai streameriai, kurie diskutuoja visokiam politiniam temom. Ir aš kažkaip, man patinka labai stebėti tas diskusijas, nes ten susirenka, kaip sakoma, pagal amerikietišką politinę tą strėlę, susirenka nuo komunisto iki nacio. Ir esmė, kad vis tiek tos diskusijos yra labai įdomios ir jos šiaip atrodo gali būti produktyvios, jeigu tiesiog žmonės visų pirma, tai yra linkę ir, kaip sakoma, yra angliškas tas žodis, labai atsiprašau už anglicizmą, willing, tai jeigu žmonės rodo norą turėti diskusiją ir tada, aišku, svarbiausia, kad diskusijai susirastų bendrus vardiklius. Tai tik susiradę tam tikrus bendrus vardiklius mes galime diskutuoti, ir kartais atrodo, kad net ir visom įmanomom temom. Tai ar problemų ten yra be galo daug, ar į tą lygtį, kaip jau sakiau, įkrenta labai daug veiksnių įvairiausių, amžius irgi yra vienas iš tų, kartos irgi yra vienas iš to. Bet, kažkaip taip nurašyti ir taip paleisti to viso dalyko negalima. Aš manau, kad iš esmės čia viso šito festivalio bendras konceptas ir bendra mintis ir yra ta, kad mes turime sėsti ir įsivardinti bendrus vardiklius, kad galėtumėm diskutuoti, kad ir visom temom. Bet daugiau kažkokių išvalgų to klausimų neturiu. Gerai, ačiū, Pauliau. Buvo tikrai įdomu pasiklausyti iš tos jūsų perspektyvos. Vladimiras Laučius, kuris viešą diskursą stebi ir analizuoja, tyrinėja, tai
aš gal taip norėčiau paklausti, va čia Skirmantas užsiminė tą temą, kad mes net nemokam priimti tos kitokios nuomonės, kitokios pozicijos. Na, tarkim, įsivaizduokim situaciją, aš parašau savo Facebooko puslapyje, kitas prezidentas bus Vėgėlė. Kaip Jūs manot, kokios aš reakcijos sulaukčiau? Ir jeigu mes kalbėtume apie tas reakcijas, kaip tas viskas pas mus atrodo? Galbūt didelio palaikymo sulauktumėt, nes jis antras šiandien pagal populiarumą. Aš manau, ta problema, apie kurią mes šiandien kalbame ir kurią man formulavo Dainius Radzevičius prieš šį renginį, nesusiveda į vieną asmenį ar konkretų vieną atvejį. Tai yra turbūt reiškinys, jeigu aš Dainių teisingai suprantu, mes kalbame apie reiškinį, ne apie kažkokius labai konkrečius pavienius dalykus. Tai jei kalbėsime apie reiškinį, turime matyti tos pokyčius, kurie vyksta mūsų dabartinėje visuomenėje. Ir vienas tų pokyčių yra tai, kad tas erdves, kurias anksčiau reguliuodavo moralė, nustatydama ir tai, kas yra padorumo ribos, nustatydama elgesio, kalbėjimo tam tikras taisyklės, pradeda vis labiau ir labiau reguliuoti teisę. Ir šitas dalykas, iš tikrųjų, ten konservatyvesnėje visuomenėje vienus dalykus reguliuodavo anksčiau religija, kol ji turėdavo didesnį įtaką, nustatydama tas padorumo ribas, kitus dalykus, tai, ką Michaelas Aukščiotas vadina bendruomenės moralė, tai ta tradicinė moralė, kuri ateina iš šeimos, iš aplinkos, iš gyvenamų bendruomenių, kurios taip pat pastaraisiais dešimtmečiais turi jau labai mažą įtaką ir kurios labai nyksta. Na, yra įvairios cecho nerašytos elgesio taisyklės, kurios gali būti. Bet šiandien viskas pereina į įstatyminį reguliavimą. Teisinį reguliavimą, įvairūs etikos kodeksai, dėl kurių vyksta ginčai. Judėjų dievas liepdavo veistis ir daugintis. Sakė, veiskitės, o šiuolaikinės visuomenės dievas sako, ne veiskitės, o teiskitės ir bylinėkitės. Teiskitės ir bylinėkitės yra šitas įsakymas, kuris galioja. Tai, kas teisėta, tai leista. Kas neteisėta, na, pirmin į teismus ir bylinėkitės dėl ar garbės ir orumo ir įžeidimo, ar dėl kitų panašių dalykų. Kuo tas bylinėjimas baigsis, tai jau kita problema. Na ir antras dalykas, į kurį noriu atkreipdėmėsi, tai kad mes kalbam iš tikrųjų apie reiškinius, kurie ateina į aukštąją kultūrą iš vadinamosios masinės kultūros. O masinės kultūros branduolį, kaip sakė komunikacijos teoretikas Neilas Postmanas, sudaro pramoginė kultūra, ji yra įtakingiausia tame, ką mes vadinam masinė kultūra. Ir kai mes pradedame žiūrėti į tą pramoginę kultūrą, ką jie su savimi atsineša, mes joje matome labai daug vulgarumo. Tai jai būdinga, visiškai būdinga ir ten tai yra norma. Taip, kai jos taisyklės ateina čia, kur yra ne masinė kultūra arba ten, kur mes tikimės, kad jos bus mažiau to vulgarumo, na, ji daug ką šokiruoja. Bet kaip mes tada turime reaguoti? Ar mes leidžiame pramoginiai kultūrai, masiniai pramoginiai kultūrai būti visur, ar neleidžiame? Jau nuo Ortega y Gasseto masių sukilimo, na, kai kurie mąstytojai sako viskas. Ji ne tik ateina visur, ne tik skverbėsi visur, bet ir primeta savo madas, primeta savo normas. Net aukštai kultūrai sugeba primesti savo normas. Ir tai yra mūsų dienų tikrai problema, paaštrėjusi tada, kai atsirado internetas, kai atsirado socialiniai tinklai. Juk mes niekada nesigiliname tai, kaip tarpusavėje bendrauja, ar vienas kitą įžeidinėja ten kokios nors kalėjimų subkultūros žmonės, arba ir nesipiktinam dėl to labai, arba kaip Kaune kamoliniai su agurkiniais susipyksta. Mes irgi nebandom jiems sakyti, ne, jūs gal kitaip bendraukit. Tai mes kreipiame į tai dėmesį tada, kai į kitokių normų erdvę ateina štai šitos masinės kultūros normos taisyklės. Tada mes pasipiktinam. Bet jeigu mes norime kovoti, tai kovoti reikėtų turbūt ne su pavieniais atvejais, ne su pavieniais žmonėmis, vien tik juos nagrinėjant, bet su visų reiškiniu. Juk kai kurių dalykų mes neaptarėme, kurie šiandien taip pat yra aktualūs, kai kokia nors visuomenės žvaigždė, aš dabar kalbu ne apie šiandien aptartą Andrių Užkalnį, bet apie kitus pramogų kultūros atstovus, kurie leidžia savo žmonės išvadinti šūdais, kurie leidžia savo užsipuldinėti labai grubiai kolegas ar kolegės, tame pačiame Delfi portale jūsų kolegės užsipuolė žmogus, yra populiarus iš dalies todėl, kad jis ateina scenoje, nusimauna kelnes, bet tarkim aukštosios kultūros atstovai arba politinio elito atstovai jį mėgsta, jį garbina, taip kaip tai daro, tarkime, premjerė Ingrida Šimonytė. Tiesa, tai mes turime įvairių pavyzdžių, ne apie visus šiandien kalbėjome, bet tęsti galima tikrai ilgai. Mes turime reikalą su masinė pramogų kultūra. Ir jeigu mes norime lemti, kad nebūtų padarinių, apie kuriuos mes šiandien kalbame, turėtume galvoti ir apie priežastis, kurios tos padarinius lemia. Ačiū, Vladimirai, ir aš jau dabar išskaičiau iš eilučių ir į Liudviką Pociūnienę kreipiuosi, kuri buvo vienoj barikadų pusėje, dabar kitoj yra. Ir yra Seimo kultūros komiteto narė, ilgametė žurnalistė, bet būtent politikai ir jų įtaka. Ir ar gali būti taip, kad politikai labai stipriai formuoja tą kultūrą, apie kurią mes šnekam?
Aš labai norėčiau, kad būtumėm visi toj pačioj barikadų pusėje, kai kalbame apie kultūrą. ir tikiuosi, kad galbūt nėra ta skirtis labai tokia didelė. Bet iš tikrųjų taip, politika yra tokia vieta, kur kūriamos taisyklės. Ir tai reiškia, kad čia turi būti gana aiškus principai, kokiais principais vadovaujasi, kurdamas tas taisyklės. Tai į mano rankas pakliuvo tokia knyga, visiškai neseniai, bet aš pasilikau per mažai laiko ją perskaityti, tai šiek tiek pagraibiau čia apie amerikietiškas aktualijas, bet jos tarp kitko turėtų būti svarbios. Vidas pasižiūrėjo į knygos pavadinimą ir sako, ar galima sąžinę ugdyti? O čia, tarp kitko, yra knyga skirta teisininkams, ekonomistams, įstatymų leidėjams. Tai yra apie dvi skirtingas teisės mokyklas. Viena iš jų remiasi tuo modeliu, kad žmogus, individas yra geriausiai paveikiamas per paskatas ir bausmes. Tai yra homo economicus, kuris viską daro ir veiksmus visus atlieka tik iš savanaudiškų paskatų. Kitaip tariant, įstatymams tik tai ir yra svarbu, ekonomistams tik tai yra svarbu. Pastaruoju laiku, ne visai pastaruoju, jau keli dešimtmečiai skinasi kelią kita mokykla, kuri atkreipia dėmesį, kad vis tik tai gana daug žmonių elgiasi prosocialiai. Kitaip tariant, nesavanaudiškai, rūpinasi kitais, pastebi kitus aplink save. Ir tai būdinga įsivyšiusiams visuomenėms labiau negu toms, kurios yra išgyvenusios diktatūras, perversmus, karus ir panašius dalykus. Tai yra objektyvūs veiksniai, kurie suformavo šitos dalykus. Ir aš niekada, tiesą sakant, taip struktūriškai nebuvau susimašius, bet ko gero, čia ir yra svarbu, kuriant įstatymus, vis tik tai kurti juos ne tik tai su atodaira į homo economicus, bet ir su atodaira į homo sociologikus. Dėl to, kad sąžinė yra labai svarbi jėga. Beje, šita moteriškė netgi išrado terminą tokį, kuris mokslininkams labiau priimtinas negu sąžinė, nes sąžinė, kilnumas, tai atrodo tokie dalykai, mirštantis žodžiai, ar ne? Bet iš tiesų jie kuo labiau ta visuomenė maišosi tarpusavį, ypač kai socialiniai tinklai įgyja tokią įtaką, kai žiniasklaida yra visą laiką ant smaigalio, kaip sakoma. Tai šie dalykai yra labai svarbus. Ir žinoma, mes atsiremiame kultūrą, ne? Tai tas, tarkim, neatsakingas ar grubus ar vulgarus elgesys socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje. Mes kažkada tarp kolegų taip padiskutavom, kad, tai panašu, jeigu žmogus ateitų į baseiną ir pradėtų tuštintis į tą vandenį, kuriame visi plaukiojam. Pamėginkim fiziškai įsivaizduoti, kas būtų. Tai tikriausiai ateitų apsauga, jį išvestų ir greičiausiai jam tektų atlyginti žalą. Ir ne, tai va. Bet jūs kaip dabar būdama toj kitoj pusėje, taip yra, atsiprašau, bet taip yra, ar ne, toj kitoj barikadų pusėje. Ar jūs matot kažkokias pastangas iš tos srities, kad keistųsi situacija? Nes mes matom pastangas, kada yra, kai reikia kur nors apriboti žiniasklaidą, kur nors kokiu nors kampu. Tai labai greitai ten visi sukrunta, bet kai mes kalbam apie viešo asmens orumo gynimą kokiu nors stipresniais įrankiais, tai kažkaip tokių labai iniciatyvų nėra. Ir Vidas irgi paminėjo apie tą baudžiamąją atsakomybę kaip po tokią, ar ne? Aš nežinau, ar jinai tokia gali būti, gali, bet čia, matyt, reiktų diskutuoti. Tai labai trumpai ir tada jau, nes mus čia, žinokit, ir laikas šiek tiek spaudžia. Aš prieinu prie kito momento, nes yra du keliai, darant įstatymus, turiu omeny. Bausti, drausti, didinti bausmes arba pasitikėti. Tai aš esu šalininkas tos pozicijos vis tik tai pasitikėjimo. Dėl to, kad jinai labiau ugdo sąžinę. Kaip ten bebūtų, vaikas irgi neapgaudinėja tėvų, jeigu jo pasitikima. Taip. Gerai, ačiū Liudvika, taip. Klausimų galvokitės, jau kokį nors rankų mišką norėčiau matyti. Ar turit klausimų? Taip, prašau.
Aš tiesiog turiu klausimą, kadangi čia užsiminė apie tą situaciją. Pavyzdžiui, kaip jūs vertinat bausmę Šurajevui? Ir pagalvojau dabar iš Mačiulio perspektyvos, ar ne? Jeigu būtų tokia pat bausmė Užkalniui, ar ne? Ta prasme, ar tai čia būtų adekvatu? Kaip supras bausmę Šurajevui, ką jūs... Ten Šurajevas padarė tokį performansą Seime, ten išvadino... Ta prasme... Ta prasme, ten išvadino ten pederastais, taip žodžiu, taip sakant, neringo žodžių. Ir gavo 25 € baudą iš policijos už tai, kad jis tai pasielgė. Tai dabar kuriam klausimą užduodate? Tai gal visiems iš tikrųjų, kaip jie vertina. Nes aš galvoju, kiek Užkalnis gali būti motyvuotas tuo, kad maksimali bauda už tokį dalyką 25 €. Gal čia ne vieno atvejo, čia apskritai to tokio, kaip čia pasakyti, atsakomybės, kaip čia, įvertinimas, ar net nežinau, žodžio nerandu dabar tikslaus. Aš galvoju, kaip vertinama atsakomybė už veiksmus? Mūsų labai daug, aš iš tą klausimą atsakau ir susijęs pamastymas paskutinis, nes daugiau nebebus laiko, ar ne? Mes esam dabar linkę kalbėti apie bausmes ir aš iš viso matau, kad diskusija jinai yra labai tokia chrestomatinė. Tai yra, kur yra riba tarp įžeidimo ir jau jeigu ta riba pereina, aš pasiginčyčiau truputį kitą pusę, o kur yra kitoj pusė riba? Pavyzdžiui, ar aš turiu teisę negerbti kažko, ar ne? Ar aš turiu teisę argumentuotai išsakyti ir parodyti nepagarbą kažkam? Čia yra, pavyzdžiui, kalba, kad jeigu tu elgiesi kažkaip, ten už padorumo ribos viskas aišku, bet jeigu kažkam atrodo, kad aš įžeidžiau, tai kaip nueiti į viešą vietą, į baseiną ir ten kažką blogo padaryti, bet klausimas, pavyzdžiui, kur yra ribos mano asmens, jeigu aš esu savo socialinėje erdvėje ir kažkas ateina pas mane į baseiną, ar ne, ar aš galiu nusistatyti kažkokias taisyklės. Kai mes kalbam apie Šurajevą arba kai mes kalbam apie Andrių Užkalnį, tai aš čia labai rimtai pasiginčyčiau, būdamas visiškai Vido Mačiulio pusėje, kad Vidas Mačiulis niekaip šitoje vietoje reputaciškai nukentėjo Andrius Užkalnis, nes jisai pasirodė kaip visiškai degradavęs, tu negali užsipulti žmogaus, ar ne? Aišku, taip yra nemalonu ir aš suprantu, kad ta byla bus laimėta, bet čia yra ribiniai atvejai. Kai tu ateini ir kažkam pasiūlai čiup, tu kitam nesukursi nieko, aš galiu bet kuriam iš jūsų pasiūlyti, bet kaip jūs į mane žiūrėsit. Bet problema yra kita, kad mes turim labai mąstymą ir dabar aš, pavyzdžiui, girdžiu Daivos klausimą, kaip viešiem asmenim dar sukurti daugiau instrumentų, kad jie dar galėtų labiau ginti. Mėlyje, jūs esat vieši asmenys. Jūsų kritikos riba yra labai didelė ir didžiausia problema, kad jūs labai dažnai čia yra lengvos situacijos, kai tave išvadina beždžionė, bet problema yra, kad kai jūs sulaukėte argumentuotos kritikos, kuri yra žymiai skausmingesnė, jūsų reputacijai žymiai labiau kenkia faktai, jūsų reputacijai žymiai labiau kenkia tai, kai jūs parodote jūsų nekompetenciją, nesąžiningumą ir taip toliau, ir tada jau jūs einate ir darėte visas pastangas, kad kažką užšiaupt. Labai retai tai būna, kad tai būtų tiesiog turgaus lygio diskusija. Ir čia, pavyzdžiui, aš teisme turiu tą ginčą, paskutinis sakinys, kai mane sako, kad jūs įstatymą jūs verčia gerbti. Ne, manęs joks įstatymas neprivers gerbti. Toliau jau yra klausimas, kokia apimtim aš galiu, pavyzdžiui, parodyti nepagarbą sukčiui, vagiui, nežinau, nusikaltėliui, nežinau, rusų orkui, kuris žudo žmonės būčiau ir taip toliau. Tai šitos dalykus irgi reikia turėti galvoje ir kad ta diskusija nevirstų tik tai tuo, kad žiūrėkite mes... Skirmantai, bet tu per savo perspektyvą labai žiūri. Tarsi, kadangi tu turėjai reikalų su tais išvardintais viso to kontingento asmenimis, tai taip, turbūt čia niekam nekyla klausimas, kad turi teisę pasakyti vagiui, kad jis vagis, jeigu tai yra įrodyta, ar ne? Bet kai mes kalbam apie tokius, tarkim, ten to paties Vido Mačiulio ir Andriaus Užkalnio atvejus, tai nėra, kaip nors, nežinau, nusikaltę visuomeniai asmenys ir kad ką nors, nežinau, ten padarė tokio, dėl ko. Tai yra truputėlį kitas aspektas. Tikrai pabaigai. Yra įžeidimas, čia viskas aišku, bet kiekvienas čia sėdinčių galėtų dabar atsistoti ir pasakyti, aš valandą klausiau, kaip nusišneka Malinauskas. Ir apskritai aš esu įsitikinęs, kad jis yra kažkoks čia. Ir tuos dalykus aš turėčiau priimti ir be jokios abejonės. Ir kiek toli mes galime eiti, yra didelis diskusija. Tai yra, mes turim suprasti, kad tai yra, kiekvienas iš jūsų turi labai daug teisių ne tik tai gerbti kitą, bet yra labai daug jūsų asmeninio apsisprendimo negerbti, prieštarauti, protestuoti, reikšti savo nuomonę, būti nepopuliariam, eiti prieš mainstreamą. Tos teisės, ta cancel kultūra visa, tos teisės praktiškai neaptarinėjamos. Kai aš anonsavau šitą diskusiją, įdėjau trumpą klipą iš country dainos, ar ne, kuris labai sukėlė didelę šaršalą Amerikoje. Ar ne, tu turi teisę, pavyzdžiui, pasakyti, kad man nepatinka, kai deginama vėliava, arba kaip klaupiamasi prieš juodaodžius, arba man nepatinka, kad, pavyzdžiui, man yra kažkokia darbotvarkė primetama. Aš tą teisę turiu ir jūs tą teisę turit, mes galim ginčytis, bet mes negalim eiti tik tai tą pusę, kad žiūrėkite, yra kažkokie vieši asmenys, jie turėtų būti labai ginami, gink dieve neįžeis, gink dieve nepasakyk, kad man nepatinka, nežinau, kaip
nenoriu labai įsijausti. Gerai, bet pratęs dar truputėlį, nes labai įdomu, kokie tavo, ir toj pat klausimus, argumentai, kodėl tavo manimu, tai čia irgi kokius žodžius pasirinksi. Jeigu ateis pasakys, tu esi durnas, nusišneki, tai turbūt, kad čia jau bus įžeidimas ir tau nelabai patiks, ar tu čia primsi kaip normalu. Jeigu pasakys, kad man nepatiko, tai taip, tada turbūt kitas reikalas yra. Aš sakau, labai apibendrinsiu paprastai, kadangi klausimas buvo Šurajevas, aš jo ir pabaigsiu. Tai Lietuva yra dvi stovyklos. Vienai stovyklai yra galbūt herojus Šurajevas, o kitai koks nors Žemaitaitis. Ir jie absoliučiai niekada nesusišnekės. Ir jie yra labai vienodi. Tai yra vieno plano, vieno pusrutulio žmonės, kurie turi labai ribotą vaizdą. Tai mano mintis ir būtų, kad diskusijos tema galėtų būti padiskutuoti ir dėl vieno, ir dėl kito, nepaisant to, kad tau gali vienas labai patikti, o kitas labai nepatikti. Tai, kas buvo suformuota precedentas Olego, jis yra prastas dėl vieno paprasto dalyko. Tai yra, jeigu mes galime bet kuriam iš jūsų viešai filmuojant vaizdo kamerom pasakyti, kad jūs esate padugnė, pasiūlyt pačiulpti ir taip toliau ir sumokėti 25 eurus, tai tą padarys kitą kartą, aš garantuoju. Celofanas, koks nors Lobovas ir panašiai. Ir kai jam bus skirtas jau ten koks nors, nežinau, lygtinis laisvės atėmimas, gerai, dabar čia pakeitė šiek tiek įstatymus, bet bauda bus rimtesnė, jisai sakys, palaukit, tu iš Šurajevą 25 eurus skiriat. Mes neturim to vieno standarto, bet čia yra deviacijos, čia nėra diskusija. Kai tu ateini daryti performance, tai nėra diskusija. Kai sakoma, čia kažkas iššaukia diskusiją, ne. Diskusija būtų labai įdomi, jeigu ir tai daro tas pats Olegas ir visi kiti, kai jie pasiema savo, pavyzdžiui, video ir iš tikrųjų dekonstruoja, parodo, ar ne, kur yra melas, kur yra, kaip yra elgiamas ir taip toliau. Kai tu jau nueini į tokių dalykų, tu gali visą laiką šokiruoti. Aš galiu ateiti čia nuogas, aš galiu iš jūsų juoktis, bet aš labiau juoksiuosi iš savęs. Tai. Gerai, prašau, bet deleguokit kažkam klausimą, aš visiems tikrai negaliu užduoti. Taip. Čia daugiau gal ne klausimas, o pastebėjimas, būtent Ameriką paminėjus. Tai pas mus kažkaip buvo toksai nerimas tam tikrą prasme, ne, kad, bet apie Vėgėlę paminėjot arba antivakserius tuos pačius, kad, neišstumkime tų žmonių į užribį, nes atsiras atskiri burbulai ir bus problemų ir panašiai. Ir ar netrodo, kad keista, kad toj šalyje, kur tikrai daug žodžio laisvės, ne, Amerikoje, mes matom žmonės visiškose užribiuose, visiškose burbuluose ir buvęs prezidentas dedasi nuotrauką, kad jis yra suimtas ir tai yra pasididžiavimas ir panašiai. Tai ar nėra ta mūsų baimė tam tikra visgi perdėta? Nes, egzistuoja juoda, egzistuoja balta. Labai lengva sakyti, kad ne, čia viskas pilka arba viskas turi būti rožinė, ne? Bet karas parodė, kad yra juoda ir yra balta. Ačiū. Klausimas buvo kažkur ten gale. Deleguokit kažkam iš ar ekspertų, ar diskusijos dalyvių. Kadangi juoda balta, tai reikia Egidijui. Taip. Tauras esu. Galima kalbėti? Aš tiesiog iš šio renginio. Labai gražus pavadinimas diskusijų festivalis. Na ir žinote, prieš jūsų diskusiją šioj palapiniai teko pabuvoti čia netolimoje palapiniai, kur apie mokyklų kūrybą buvo tematika. Tai ten dalyvavo švietimo ministrė, LRT direktorė. Ir aš uždaviau tokį klausimą. Kada bus sugrąžinta Lietuvos nacionalinis radio ir televizija visuomeniai? Tai žinot, moderatorius nutraukė ir pasakė, čia visuomenės. Ir iš kalbėtojų, tuo labiau švietimo ministrės ir LRT direktorės, buvo atimta teisė pasisakyti. Ar čia yra riba kažkokia klausimo, ar jinai peržengta? Ar kaip jūs vertintumėte? Kam jūs užduodat klausimą? Aš uždaviau klausimą. Ne, dabar čia iš čia esančių žmonių. Čia užduodu, nesvarbu, kas pajėgus atsakyti. Kas norėtumėte atsakyti? Ačiū. Niekas nenori atsakyti jūsų klausimą. Aš tikrai nepajėgus apie tai kalbėti. Riba matyti kažkokia, taip? Klausimų. Ačiū. Ar riba ar ne riba? Prašau.
Kur yra problema, ar ne? Visiškai aišku, kad tas klausimas nėra malonus. Toks klausimas jis šiek tiek primena, neįsižeiskit trolinimą, nes tu užduodi klausimą, kuris tarsi preziumuoja kaltinimą, bet kur yra irgi problema. Bet koks žmogus, kai tu atsiduri situacijoje, kai tave stebi, filmuoja ir panašiai, ar tai būtų LRT direktorė, ar tai būtų buvusi ministrė, tu į tokį klausimą gali atsakyti, tu gali pateikti argumentų, kodėl, kaip visuomenė dalyvauja ir panašiai ir panašiai. Tada tu gali toliau, kaip, pavyzdžiui, atspindimos nuomonės, tada tu gali pasakyti, kodėl kai kurios nuomonės galbūt neatspindimos, bet pas mus to nėra ir aš apie tai ir kalbu, kad yra temų, kuriuose nėra sprendžiamas diskusijos korektiškumo klausimas, o yra sprendžiama, kad apskritai diskusijos nėra. O didžiausia problema yra, kad yra labai daug žmonių, kurie net nesuvokia, kiek iš jūsų diskusijų yra atimama. Jūsų spektras, na, kaip pasakyti, jūsų akiratis jums net neleidžia suprasti, kad kai kur yra problemų, kurios yra apeinamos, ar ne, čia kaip su gyvūnais, kur kiekvienais metais šimtai naujų rūšių atrandama ir niekas nieko net nežino, nes mes žinom keletą, su kuriais dažniausiai surim. Tai pavyzdžiui, klausimas to paties visuomeninio transliuotojo, klausimas komercinių portalų, klausimas reklamdavių užsakymų ir taip toliau, politikų kišimosi, kaip dabar bus vadovybė ten išrinkta, visa tai yra labai svarbu. Tai nulems, jūs to net nepajausit, bet jūsų gyvenimus tiesiogiai, ar ne, pavyzdžiui, visuomeninis transliuotojas labai daug lems rinkimų rezultatų, politinę darbotvarkę ir panašiai. Ir tai, kad tokių atsakymų aiškių nėra ir toks klausimas, kuris užduotas korektiškai, nėra atsakomos, tai yra pavyzdys. Ir aš dar tik tai labai vienu sakiniu, kai buvo kalbam, ar yra juoda ar balta, visos temos, kurios buvo išvardintos, nėra juoda balta. Mes galim kalbėti apie Ukrainą ir Rusiją, kad globaliai tai yra juoda balta, vieni užpuolė, kiti ginasi ir mes žinome, kas yra geri ir blogi, bet kai mes pradedame eiti į klausimus, kas yra Ukrainoje su korupcija, kas yra Ukrainoje su kokiais nors ten, pavyzdžiui, nusikaltimais ar net ten prieš belaisvius ir panašiai, kas yra su aukų skaičiumi, kuris yra, tu jai eini į dalykus, kurie prasideda, ima pilkėti, ar ne, ir, pavyzdžiui, aš pasižiūrėjau, Dariaus Antanaičio, beje, čia Delfi ir buvo, ten išsakytos kelios mintis, kur buvo pakritikuotas Zalužnas ir panašiai, kaip tai sukėlė audrą, o tai yra nesveika, nes tu gali būti visiškai visą širdim už Ukrainą, bet tu turi apie tai galėti kalbėti. Ir aš galiu būti visiškai, pavyzdžiui, dešinių arba kairių pažiūrų, bet aš turiu teisę kalbėti tai, kas man yra apie visas politinės partijas. Bet čia turbūt yra laiko klausimas, kada tu gali kalbėti tam tikrom temom, kada kažkiek laiko turi palaukti ir kalbėti. Čia, taip, prašau, ten dar klausimas, paskutinysis ir jau užbaiginėsim. Tai būtų ne tiek klausimas, kiek norėjau bendrai visai diskusijos temai pareplikuoti. Na, sakykime, viešajam diskurse būna įsidėlioja tokios 3 pakopos. Visų pirma, yra kalba apie asmenį. Tai net nėra diskusija. Tada būna kažkoks tai kapstymasis jau įvykusiuose įvykiuose, praeities detalių aptarimas. Na, tai irgi nėra diskusija. Diskusija yra, kada susiduria priešiškos nuomonės. Tai jeigu būtų vadovaujamas bent panašiai tokiais kriterijais, apie kažkokius tai įžeidimus, nuoskaudas, asmeniškumus dar nebūtų, net nebūtų kalbos. Mes iki tos diskusijos dažniausiai net neprieinam. Ilgus metus ėjo tokio stiliaus žurnalistika. Jeigu šuo įkando žmogui, tai ne naujiena. Jei žmogus įkando šuniui, tai naujiena. Iš viso to mes ir pasigimdėm šitą bendravimo tiek viešojoje, tiek jau dabar iš esmės privačioje erdvėje kultūrą ir išgyvenam to pasekmes. Tiek, ko norėjau. Ačiū Jums, taip. Ir porą minučių išvadas paprašysiu padaryti po to, ką čia mes visi pakalbėjome. Visų po kelis sakinius, 2-3 minutės likusios, tai labai trumpai tada, Jurgita, nuo Jūsų pradėkim. Tai aš galvoju, kad kalbant apie kultūrą ir apie diskusijas, tai matyt, pasaulis neatrado geresnio būdo negu kalbėtis, aiškintis ir daryti tai adekvačiai ir mokytis to. Vienas dalykas. Kitas dalykas, aš vis tik manau, dar yra tokia viena didelė problema, kada žmogus ar žiniasklaida ar viešas žmogus iškelia klausimą diskusijai ir po jo ritasi didžiulė pykčio banga ir kas ne tik viešoje erdvėje, tai gali baigtis tikrai didelėm nelaimėm, kalbant apie konkrečius žmonės. Tai aš manau, kad tiesiog reikia mokytis, kalbėti, o kadangi aš pati esu teksto žmogus, tai aš labai tikiu ir parašyto teksto, parašyto žodžio gale ir manau, kad kartais tom temom ir rašau. Ačiū Jurgita, Egidijau, trumpai. Aš savo nuomonės tikrai nepakeičiau per tą valandą, mes nemokėjom, nemokam ir nežinau, kada mokėsim keistis nuomonėm ir nelabai jaučiam ir matom, turim poreikio keistis nuomonėm. Mes turim poreikį turėti savo nuomonę ir
kai norim ją pasakyti, nedaug Dieve mums neleis kalbėti. Bet susitikus su oponentu, pasikeisti nuomonę, jeigu jo nuomonė yra kitokia negu mano, tai mes neturim poreikio išsiaiškinti su juo. Jeigu tai televizija, tai gerai, nueina į teisinius dalykus ir ten yra sudedami taškai, va to negalima, nes draudžiama dėl to ir to, o visa kita prodiuseris tada ateina ir pasako, o mūsų žiūrovai tai visiškai neįdomu ir eikit namuose prie arbatos puodelio ir aiškinkitės. Iš tikrųjų, tai nei mes norim keistis, nei mes mokam, nei mes norim tai daryti. Ačiū, Egidijau. Taip, Vilija, prašau. Šiandien, man atrodo, dar problema yra tai, kad mes netgi pačius žodžius, savokas maišome. Visa, kas nėra kultūra, vadiname kultūra. Pavyzdžiui, antraščių kultūra, tai, sakyčiau, antikultūra yra. Taigi mes turėtumėm netgi tas savokas išsigryninti, apie ką mes kalbame, kokioje mes norime, kokiame lygmenyje norėtume diskutuoti. O šiaip norėčiau pabaigti tai apie su Žemaitį ir reikėtų trumpiau. Šiandien važiuodama pas jumis dasik pasiėmiau savo kraštietį Leonidą Donskį, Donskis ir iš Gargždų. Knygą Moniai skaud, man skauda. Leonido nebeturim jau 7 metus, paskaitykim jo knygą ir rasime tai, ką mes šiandien diskutavome. Ir kolegom noriu pritarti, kad iš tikrųjų dar iš to mirties taško nesam pajudėję, nenorim, nediskutuojam, nesugebam, neįveikiam. Ačiū Jums. Ačiū, Vilija. Ir Skirmantai, prašau. Aš kadangi daug kalbėjau ir aš džiaugiuosi, kad čia irgi nuomonės išsiskyrė, tai visada įdomiau klausyti. Aš tik tai reziumuodamas, aš manau, kad nėra viskas taip tragiška, mes tikrai galim kalbėti. Svarbiausia, turėti tą galimybę, žodžio laisvė, man atrodo, yra pirminė. Ir aš labai noriu visiems padėkoti, nes yra neįtikėtina, kiek yra jūsų daug ir jūs išbuvote visą tą diskusiją, klausėte, uždavinėjate klausimus, tai labai labai ačiū. Iš tikrųjų, ačiū, aš gal dar nuo savęs pridėčiau, aš kažkada save pagavau 11:30 nakties besiginčiant Facebook'e ir galvoju, jeigu nebūtų socialinių tinklų, taigi aš tikrai to nedaryčiau, aš jau miegočiau. Tai aš labai linkiu tiesiog taupyti savo laiką, nesivelianti be reikalingas diskusijas. Ačiū, kad šiandieną buvote, geros dienos viso.